Šiandien aš norėjau papasakoti apie tai, tuo, ko yra mūsų Lietuva turtinga. Ir mes esam turtingi 3 dalykais. Kaip ir mūsų vėliava trispalvė, kuri plevėsuoja už manęs, yra 3 spalvų, taip ir mūsų kraštas turtingas yra 3 dalykais. Tai numeris 1 yra pilis, piliakalniai, kurios, jeigu paimsim kiekį, tūrį, kiek yra supilta ir padaryta, mes turėsime 8 pasaulio stebuklą, prilygstantį Egipto piramidėms. Ir tai yra daugiau negu 4000 mečiai darbo mūsų protėvių. Ir nei viena šalis negali pasigirti tokiu kiekiu piliakalnių, kokiu Lietuva. Antras dalykas yra mūsų kalba, kuri yra senesnė už sanskritą. Ir didžioji dalis kalbininkų, profesorių, mokslininkų pasaulyje be jokių abejonių atiduoda pirmenybę kaip senesniai kalbai, net ne sanskritui, o būtent lietuvių kalbai. Ir tai yra antras mūsų didžiausias turtas. Ir trečias, abu šios kartu sudėjus dalykus, mes gauname vieną iš seniausių, galimai vieną iš seniausių istorinių pavadinimų, kuris vadinasi Sarmatija, nes tai yra senasis iki krikščioniškas Lietuvos pavadinimas. Ir šiame pavadinime slypi turbūt didžiausias žmonijos palikimas. Tai yra Sar, yra angliška Sir, hebrajiška Sara, tai yra vyresnioji moteris, persiškas, avestiškas Sar taryba ir lietuviškas Sar sargyba ir Matė. Tai yra motinų taryba, sargyba, tai yra istorinis matriarchato pavadinimas, kuris slepia visiškai kitą civilizacijos modelį, tą paskendusią, galima sakyti, Atlantidą, apie kurią Platonas kalbėjo, kaip apie tobuliausią kada nors buvusią valdymo sistemą. Ir tai yra taip pat mūsų Lietuvos paveldas. Ir 3 dalykai, kuriais Lietuva gali praturtinti visą pasaulį. Jūs dabar tarnaujate Lietuvai, esate vidaus reikalų viceministras. Iš to, kas buvo praeityje, visas tas nepriklausomybės metas ir kaip mes tapom nepriklausomi dabar, tikriausiai jūsų irgi požiūris valdyme pasikeitė, nes jūs dabar matote, kaip jaučia žmonės ir liaudis. Ir dabar, kuo jūs didžiuojatės labiausiai savo darbe, kai jūs buvote šičia ministerijoje? Na, kaip, aišku, palyginus su tuo laikotarpiu, kai per trumpą laiką iš esmės daug kas keitėsi ir kiekvienas veiksmas pradžioje istorijos labai svarbus, kaip ir Bibliją rašant, kai pirmieji 10 Dievo įsakymų, pavadinkim, buvo surašyti, jie tapo įstatymu visiems. Pirmieji žodžiai, pirmieji veiksmai yra svarbiausia. Aišku, po 20 metų dabar gal sunkiau jau išjudinti tą visą sistemą, kuri veikia, gal kažkokia atsiranda ir trūkumų vienokio kitokio, žymiai sunkiau tą dalyką jau poveikį padaryti. Kadangi jau įpratę prie tvarkų, kažkas pokyčius darys, žmonėms vieniem yra teigiami pokyčiai, kitiem yra neigiami, girdisi daugiau neigiami balsai, kadangi kam skauda, tas labiau rėkia, jie labiau girdisi. Todėl tas, vadinkim, visuomenės optimizavimas, kuris vykstas, irgi nėra toksai neskausmingas. Gan skausmingai iš tikrųjų vyksta, kadangi didžioji problema turbūt iššūkis, kad dabar daug emigruojančių žmonių. Bet čia natūralūs procesai. Visada visi migruodavo kažkur. Tai svarbu, kad tai būtų savo noru. Žmogus susiras, kuriam patogu gyventi ir gera. Tai čia blogo kažkokio tai nematau. Aišku, norėtųsi, kad sukurs sąlygas, kad Lietuvoje būtų geriau gyventi. O mūsų kaip ministerija, tai iš tikrųjų uždavinys, tai kad būtų ta migracija legali, kad nebūtų nevaldoma jinai. Tai štai su to uždaviniu kaip ir susidorojom. Lietuva nėra ta šalis, kur plūstų imigrantų srautai dideli, reiškia, aišku, gal dėl vairių priežasčių, bet tuo pačiu mes sienas tvarkom. Štai būtent sienų valdymas, kur dabar planuojam integruotą sienų valdymą, reiškia, kartu su ES. Dažnai tenka būti ES taryboje spręsti tos klausimus, kurie susijęti su vidaus reikalais, tame tarpe ir su sienų apsauga, sistemas įvairias tvarkom, tai yra gyventojų registrai, Schengeno informacinės sistemos, tai visi tie dalykai, žodžiu, vyksta. Tuo pačiu ir naujų Lietuvos piliečių atsiranda, tarp kitko.
Taip pat tenka priminėti ir naujų Lietuvos piliečių priesaikas. Tai, na, aišku, jų šiuo metu dar mažiau, bet manau, ateis laikas, kad susilygins išvykstančių ir atvykstančių skaičius. Kas yra iš jūsų pusės žiūrintis, daug ką jūs matot, liaudis nežino, bet kas yra teigiama? Mes viską, spauda rašo viską, kas yra neigiama. Bet kas iš jūsų pozicijos žiūrint, nes jūs žinote faktus, kas yra teigiama, ko kiti nežino? Aš manau, visi turbūt žino ir teigiamą, ir neigiamą. Kiekvienas tik tai atsirenka, kas jiems svarbiausia. Mano supratimu, svarbiausias teigiamas dalykas - stabilumas. Tai labai yra rizikinga ir neigiama, manyčiau, gyventi tokiu amžino laukimo, kažkas labai keisis nuojauta. Tada žmogus jaučiasi nestabiliai ir blogai. Ir mano nuomonė, kaip tik žiniasklaida daugiau šiuo metu pas mus, nežinau, tos gal biznis žiniasklaida šiuo metu, kad neigiama ta žinia lengviau parduodama, reiškia, už teigiamą reikia dar ir primokėti, kad teigiamą parašytų, tai natūralu, kad žiniasklaida neigiama nuomonė dominuoja. Ir nesuformuoja kitiem nuomonę, kurie gal tos nuomonės prieš tai neturi. Čia tos kaip domino principas. Tai mano supratimu 90% teigiamų dalykų yra. Tik tai reikėjo turėti optimizmo, turėti siekis, tikslus, ko sieki ir visą tai kitoms spalvom atrodys. Man smagu žinoti, kad kuomet darai darbus nekasdienius, yra žmonių, kurie jaučia, kad su sprendimais valstybės mastu atsidaro galimybės kūrybiškiams, iniciatyviems žmonėms realizuoti savo idėjas. Ir laisvoje visuomenėje, ir Lietuva yra tokia šalis, man svarbu nusiųsti labai aiškų signalą, kad nuo žmonių pastangų, nuo atskiro žmogaus pastangų priklauso labai daug. Jūs esate man ir mano šeimai įkvėpimas. Dėl to, kad jūsų dėka Akiane nori vėl sugrįžti atgal į Lietuvą, nes jinai mato progresą, mato pažangą, mato įdomų, neeilinį švietimo ministrą, kuris klauso žmonių, klauso naujų alternatyvinių idėjų ir drąsiai eina per, kaip sakant, per didžiausius kryžius, kaip jūs pasiekėte. Aš žiūriu, ką jūs darote per tuos metus ir aš esu nustebusi. Aš, kaip sakant, lenkiuosi iki pat žemės, vėl žmogui, kuris padarė neįmanomą. Šiandien jau vyksta tai, nes ateina pas mane žmonės ir sako ačiū. Ačiū ir jums, Forelė, ir ačiū ir švietimo ministerijai, kurie leido. Ir jums dėkoja, kad yra leidimas išlaisvintas šeimos, išlaisvintas jaunimas, kad dabar jie gali pasirinkti skirtingas edukacinės kelius. Ir jie gali mokintis namuose, kitiems tinka tai daugiau namuose, kitiems ne. Tai dabar jau vyksta. Tai dabar išlaisvinimas jau šiandieną yra. O kad toliau kaip greitai įvyks, tai irgi, kaip Stepanavičius sako, priklausys, kaip žmonės greitai sužinos apie tai. Dar ne visi žino. Ir aš per lekcijas žmonės klausė, kaip jie dar suvaržyti. Man primena dabar lietuviai, kaip drambliai suvažyta su tom grandinėm. Jau grandinės paleistas. Jie jau gali eiti, bet jie dar to nežino. Ir dėka jūsų ir tų žmonių, kuriuos jūs klausėtės ir domėjotės viso pasaulio edukaciniam sistemam, dėka to aš noriu visos Lietuvos vardu padėkoti. Ir savo šeimos vardu padėkoti už visą, ką jūs padarėte. Išlaisvinot Lietuvą. Dažniausiai rezultatus mes pamatome vėliau. Net ir kada žinai, kad tu darai teisingus arba reikalingus sprendimus, paprastai užtrunka ne tik pamatyti iki pat apačios nueinančią grandininę reakciją, bet ir reikia, kad žmonės patikėtų. Mes iš ties dar vaduojamės iš tos visuomenės supratimo, kad už tave kažkas padarys arba tau pasakys, kaip daryti. Link to, kad žmogus pats pasakys, aš turiu idėją ir noriu ją įgyvendinti. Galbūt individualią,
diegiant naują tradiciją, tame tarpe mokymo namuose, nebijant eksperimentuoti, nebijant, kaip aš sakau, ir suklysti, bet tai yra tikra, tai yra individualiai autentiška ir aš galvoju, kad mes neturim gėdytis savo praeities, iš ten yra daug ko semtis, bet turime būti dinamiški, ambicingi, alkani savo projektams, idėjoms įgyvendinti. Aš linkėčiau, kad ir jūsų šeimos unikali istorija taptų gera pamoka daugeliui pasijaus drąsesniais ar laisvesniais. Atrast savy tą galbūt paslėptą kūrybiškumą, kur dažnai mes varžom save ar bijom prisipažinti, ar esam savo įsikalbėję kokius nors stereotipus ar net kompleksus. Paversti tai kažkokiu nedideliu žingsniu į priekį. Ir tada tas dramblys žingsnis po žingsnio įsibėgės, taps lieknesnis, paslankesnis ir gebantis padaryti tikrai netikėtų dalykų. I just wanted, first of all, to thank you for what you've done really recently. And I wanted to say that through my travels around the world, I'm going to share with people, thousands of people that I'm going to meet, and hopefully millions, about the Lithuania that could be in the future, and we could raise Lithuania up, and thanks to you, little steps at a time, it's going to be unlimited and won't have borders. So I want to thank you for taking that step, and that's what I wanted to come here today. Thank you. Well, thank you for such encouraging words, if I may switch into English. And in this context, of course, understanding that the things you accomplish with the clear aspiration, what is the idea behind the drives not just having it as for realization for myself. It is somewhat bigger idea. And then you have a good feeling, then on the grassroots level you can feel and understand that there is reply back in a positive way. And this initiative mushrooming across Lithuania to set up small kindergartens with sometimes unique educational approaches, or new schools being started from the scratch, or individual initiative to apply very original methodology in teaching. This is what makes us richer as a society. And this is the idea behind which would be fostered on the long way towards what we have in our minds to be a prosperous country, with the people self-confident, with the society having very healthy and natural ambition to be a leader, to be among the best. And of course, it will take a while, but we can succeed. Čia pas mane buvo toks irgi antras klausimas apie būtent tą namų mokymą, vat tai Forėlė kaip tokia įkvėpė irgi savo pavyzdžių, gerų pavyzdžių, tai vaikai, Aklenė, talentinga unikali dailininkė, Ilja, irgi jauniausias pasaulyje poetas, ar ne, tai buvo namų mokymo vaikai. Ir jinai būtent irgi savo paskaitomis daug bendraudama su žmonėmis įkvėpė tūkstančių žmonių ir, kaip supratau, ir pats ministras labai jam artima ta idėja ir, kaip supratau, dabar nemažai yra mokinių, kurie pasiekė ir šeimų, kurie pasiekė būtent panašiomis pėdomis. Ar jūs manote, kad išlaisvinus tą Lietuvą, pradėjus eiti tais visais netradiciniais keliais, Lietuva galėtų tapti pasaulio mokslo centru? Na, pasaulio mokslo centrai šimtmečiais kūrė savo tradicijas ir nereikėtų turbūt
per daug naiviai įsivaizduoti, kad net ir sunkiai dirbant tie rezultatai bus greitai. Man atrodo svarbu, kad mes turėtumėm aišku tikslą ilgalaikį, kurį norim pasiekti. Ir nuosekliai, atkakliai dirbti, kalbu apie visą visuomenę, apie žmonės, kurie nori lavintis, asmeniškai tobulėti. Ir be abejo, turbūt mes laisvoje visuomeniai pripažįstam, kad nebus vieno atsakymo į išsilavinimą, nebus vieno universalaus kelio. Ir tuo ir yra smagu matyti unikalias pastangas, individualius žmonių pasiekimus ir mokymasis namie turbūt neištums pilnai mokyklos, koledžo, universiteto, bet jis yra puikiai alternatyva, kur iš ties yra erdvės įvairoviai. Ir aš manau, kuomet tu matai netradicinius ugdymo metodus, ar individualus mokymas, ar nedidelėse švietimo įstaigose, privačiam darželį ar mokykloj, tu matai, kad iš to galų gale atsiranda sinergija, nes žmogus gali rinktis, žmogus gali rasti savo individualiems poreikiams pritaikytas metodikas. Ir tada mes matom, kad iš tos įvairovės apskritai atsiranda ir visuomenės lyderiai, pačių įvairiausių sričių, ar piešiant, ar kuriant eiles, ar darant verslą. Ir manau, kad tai yra pagrindinė vertybė, ko negali padaryti totalitarinė visuomenė. Ji iš viršaus negali priversti žmogaus sukurti genialių dalykų. Tai visada gimsta kaip atskiro žmogaus idėja galvoje, kuri galutiniam rezultate tampa galbūt kažkokiu šedevru. Kadangi Lietuva yra unikali, su viena seniausių kalbų, vienu įdomiausių kultūrų. Ir mes turime to, aš manau, ko gal kitos tautos ir neturi, mes turim, bet esame tokiam centre tarp rytų ir vakarų, turim dabar jau šiuo metu labiausiai išsimokslinusias moteris pasaulyje. Dabar naujos reformos, kurių dėka, aš manau, galim labai plėstis ir lietuviai yra labai imlūs ir labai mėgsta mokslą. Ir jeigu sukurti prie tų žinių praktinį realizavimą, kad jie iš karto galėtų ir dirbti, ir iš karto vaikus mokyti nuo pat mažumės šalia suaugusių, kaip ir anksčiau būdavo, šimtais metų. Aš manau, kad jeigu tai adaptuotųsi žmonės, o lietuviai imlūs yra, jie gal stebi ilgai, aš manau, kad tai gali būti savotiškas mokslo centras. Gal įvairovė, nes yra ir Škotijoje tenais yra Edinburgh, tai savotiškas mokslo centras, ir Amerikoje yra centrai. Ir kiekvienas yra savotiškumo, bet mes irgi galim surasti savo ypatumą, savotiškumą. Čia galėtų tikrai kalbininkai daugiau dirbti, darbuotis ties kalbomis, nes mes turime vis dėlto tą šaknį kalbom pasaulyje. Ir taip toliau. Žodžiu, galim surasti savotiškų, pas mus yra nuostabus inžinieriai. Ir žmonės, pas mus žmonės masto irgi nestereotipiškai, jiems tik tai reikia išlaisvinti. Tai jeigu išlaisvinus juos, ir dabar atrodo, kad valdžia leidžia, išlaisvino, tai mes dabar galvom, mes galime stebuklus padaryti, nes bet kas gali stebuklus, vaikai gali stebuklus. O jeigu yra daugiau vaikų ir jie gali pradėti dirbti kartu vienas su kitai, aš manau, kad the sky's the limit, kaip amerikiečiai sako, kad dangus yra ir beribis. – 2004 metais, ieškodami darželio savo anūkams, kilo mums idėja tokia, kad galbūt reikėtų pabandyti darželį steigti patiems. Juoba, kad mūsų šeimoje vaikai augo iškart turėdami ir mokėdami dvi kalbas, lietuvių ir vokiečių.
Turėjom draugų, kurie atvažiavo, užsieniečių draugų, kurie atvažiavo į Lietuvą, ieškojo įstaigos, kurią galėtų lankyti jų vaikai. Ir toks mūsų šeimos poreikis sutapo su dalies kitų Lietuvos žmonių, kitų Vilniečių poreikių, ieškoti įstaigos, kurioje vaikai galėtų būti ilgą dieną, gražioje gamtoje, švarioje aplinkoje ir dar mokytis užsienio kalbų. Tam ankstyvajam užsienio kalbų mokymui mes pasirinkom patį populiariausią ir pasauliui pripažintą, patį sėkmingiausią mokymosi metodą, tai yra panardinimo į kalbą, imersijos modelį. Dirbam, sakyčiau, sėkmingai, mūsų visos 3 grupės pilnos vaikų, turim nepaprastai stipres, kūrybingas, vaikus labai mylinčias mokytojas, visa komanda dirba puikiai. Ir puikios komandos dėka mes išaugom iš darželio rėmų ir dabar esame jau ne tik darželis, bet ir darželis pradinė mokykla. Kai mūsų šeima įsigijo šitą namą, mums buvo labai įdomi jo istorija. Ir mes žinom, kad šitą namą pastatė garsus režisierius, poetas, eseistas Vladislavas Blinstrubas. Po to žinom, kad šitą namą įsigijo jo draugas, mes turbūt esam 3 šeimininkai šitam name. Aš išgirdau apie Forelį Blinstrubaitę. Ir pati pagalvojau, ar nėra tas sutapimas toks atsitiktinis. Namą statė Vladislavas Blinstrubas. Į Lietuvą atvažiuoja Forelį Blinstrubaitė. Juoba, kad aš žinau, kad Vladislavo Blinstrubo dukra gyveno Amerikoje. Kaimynai pasakojo šito namo istoriją, statymo istoriją. Ir kai aš susisiekiau su Forelį Blinstrubaitė, mus suvedė žmonės, kurie pažinojo ją, kurie žinojo, kad mes esam ir kaip mes čia dirbam, ką mes dirbam. Ir tiesiog toks visiškas atrodo atsitiktinumas ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų Forelė yra Vladislavo Blinstrubo dukra. Ir kai aš susitikau su Forelė, buvo labai įdomu išgirsti, kad statydami šitą namą ir tėtis ir ji pati galvojo, kad šitas namas turėtų būti skirtas vaikams, kuriame galbūt dirbtų Forelė. Bet susiklosti reikalai taip, kad dirba ne Forelė, dirba mes, bet mes dirbam su vaikais taip, kaip ir buvo planavusi Forelė ir jos tėtis. Daktarė Romualdai. Dobrovolskė, aš norėjau pristatyti jūs kaip vieną iš tokių žmonių, dėl kurio dėka aš esu šičia. Be jūsų būtų numiręs mano tėvas, be jūsų būčiau numirusi aš. Jūs išgelbėte mūsų gyvenimą, tuo pačiu yra ir mano vaikai, dabar 5. Aš noriu padėkoti jums, kad jūsų dėka, kad jūs buvote mūsų kelyje tokiu momentu, kada buvo kritiniai atvejai, jūs visą laiką padėjote. Mes su Vladu draugavom daug metų, praktiškai nuo vaikystės iki gyvenimo pabaigos. Na ir pirma pažintis tai buvo Telšiuose, Žemaitės gimnazijoje garsioji. Ten kartu mokėmės, bet jisai po 7 klasių, tada buvo 7 klasės tuo metu, jisai nutarė, kad jis taps pedagogu. Ir todėl nuėjo mokytis į kunigų seminarijos patalpose, buvo pedagoginė mokykla Telšiuose. Tai nuėjo mokytis būtent į tą mokyklą, paskui Klaipėdoje, paskui Vilniuje, paskui Peterburge mokėsi, na, ir galų gale tapo mūsų ir režisieriumi, ir rašytoju, ir ko tik norit. Jūs pasakot, kad jisai net kiekvieną vaiką jums parodydavo, tai kai mes su sesėmis, jūs mane matėt nuo pat gimimo. Taip, atnešdavo, visus parodydavo, fotografijas visas ir parfilmuotų, tarp kitko jo visi, kur vaikus jis ruošė ir mokė to režisūros ir filmavimo, tie vaikai tarptautinius konkursus 1 vietas nešdavo visą laiką, grįžtas su diplomais, apdovanoti. Kažkaip jis mokėjo su tais vaikais rasti bendrą kalbą labai gerai. Sutardavo. Norėčiau pridurti, kad nuo Vladislovo netoli ir jo vaikai. Ir dėl to man irgi įdomu ir džiugina, kad tie vaikai irgi nėra tokie eiliniai kaip visi žmonės. Jie irgi skiriasi nuo visų kitų. Ir jūs, pavyzdžiui, irgi visiškai skiriatės. Dabar jūsų anūkas. Jie irgi skirtingi yra, todėl kad jie kitaip galvoja, kitaip mąsto, genialiai piešia. Ne kiekvienas šitą gali. Todėl galbūt ir Okeanija tapo. Paskiau jis rašė vėl. Turbūt jos broliukas irgi rašo dabar. Taip kad, matyt, genai persidavė jūsų visai kartai.
Kėliau. Oi, koks protingas. Koks protingas. Kiek jam dabar jau? Mėnesis ir savaitė. O, ir jau taip toks taip išlaiko galvą. Jo, pats laiko šiaip jau. Tikrai? Čia tu numesgi jam kaferinį? Ne, čia viską pirkau. Tikrai? Ir ekologiškai rūmų. Oi, čia kaip gražiai. Taip, žinoma. O. Maitini? Taip, krūtimi. Gerai, patenkinti, taip? Labai. Bėga tiesiog nėra kur, Sveikai maitiniesi tikriausiai. Dabar tos sesutės ir šitam broliukai padeda, taip? Nu, kad aš gyvenu jau su vyru, tai aš negyvenu čia. Jau, tu vis tiek su juos dar gyveni? Taip. Oi, koks tu gražuolis. Oi, koks tu gražuolis. Taip, kokios bus didelės tavo akys. Taip. Oi, jau pasilgo mamutės, Va dabar, ar padėjo tau, kad tu gaugas didelėje šeimoje, padėjo dabar, kad dabar tu kiti vėl laiko tavo amžiuje, tau kiek metų? 18. Pirmas kūdikis ir niekada mes nelaikėm, aš prisimenu mano tokį įspūdį, kai aš palaikiau savo pirmą kūdikį. Aš niekada nelaikiau anksčiau kūdikio, tai man buvo kaip iš kosmoso nuleistas. Va tu, tai jau kiek tai išlaikė jau kūdikį? Kiek tu padėjai mamai? Nežinau. Nu, 10 pas jūs vaikų yra, taip? O tu viena vyriausių? Tai gal kokius... Kaip, gal nežinau. Tai dabar, kai tu dabar turi savo vaiką, koks skirtumas? Tu sakai, koks skirtumas, kai tu dabar turi savo vaiką ir kai tu turėsi visus tos ir broliukus? Savo yra savo. Kažkaip savo meilė tokia labai šis, tokia net negalvau, nežinau, kad tokia meilė tikrai yra. Kai iš karto gimė ir kai jau turi, tai čia tavo yra ir... Viskas. Ir yra skirtumas? Jo, yra labai didelis skirtumas. Man tavo šeima nuo pat pirmos minutės. Tai patiko. Save 10 vaikų, tu linksma, tu optimistė. Tu turi ypatingą meilę vaikam ir stiprybę. Dabar tavo vyriausiam vaikui kiek metų? 18. Jauniausiam? 8 mėnesiai. 8 mėnesiai. Pasakyk, tu esi man kaip išeitis Lietuvai, kuri vis mažėja, kad tokių būtų šeimų kaip tu, aš manau, kad mes tikrai kaip Lietuva padidėtumėm. Pasakyk, kokia teigiamybė yra turėti daug vaikų? Jeigu iš finansiškos pusės, tai jokios. Bet iš dvasinės pusės tiesiog, kad faina iš tikrųjų yra. Aišku, tai reikia turėti dar savo antrą pusę gerą. Nes jeigu antroji pusė, kai kuriuose šeimuose būna ne visada, kad toks labai geras vyras, kurio galima būtų iš tikrųjų pasitikėti, pasikliauti ir galima būtų daug ką daryti kartu, tai yra sudėtinga. O tavo, kaip tu manai, nauda vaikam yra, kai yra daugiau vaikų šeimoje? Ar tik tai, kaip tu manai? Taip. Aš tai galvoju taip. Pasakyk savo žodžiais, kodėl? Kodėl yra gerai vaikams augti kartu su kitais vaikais? Ką jie išmoksta? Tai jie daug ką išmoksta. Jie išmoksta bendrauti, netgi jeigu į darželį nevaikščiotų, tai jie mokėtų. Bet jie netgi eidami į darželį, jie iš namų atsineša tą tokią drąsą, jie viską drąsiau gali daryti. Jie labai daug kur veda, daugiau vedantieji tokie esame gyvenime. Tai aš galvoju, kad vis tiek didesnį šeimoje tai yra paprasčiau vaikam, jie laisvesni kažkaip tai jaučiasi. Nes jie bendrauja pastoviai namuose kartu. Tai ne vienas vaikas, kai vienas vaikas, jisai labai drovus, toksai bijo visko. O jie tokie užsigrūdinę.
jeigu paimtumėm pasauliniu mastu, Lietuva pirmauja moterim labiausiai, kurios yra labiausiai išsimokslinusios. Kaip tu galėtum tai? Tai kaip ir minėjau, galimai viena iš priežasčių yra tai, kad mūsų vėliausiai palėtė katalikiškoji inkvizicija Europoje. Jeigu inkvizicija Europoje pradėjo savo krūviną darbą tarp 11-12 amžiaus, tai pas mus jinai pasiekė tik tai apie 15 amžių Lietuvą. Nes mes tuo laikotarpiu priėmėm krikščionybę, kur ir buvo įvesta inkvizicija. Ir jeigu mes pažiūrėsim, pagrindinis inkvizicijos darbas buvo šalinti moteris iš kasdienybės, iš visuomenės, represijos, vadinamos raganų medžioklės ir panašiai. Panašus persekiojimai pašalino moters reikšmę vakarų Europoje. Ir rytų Europai, tai, sakykime, paskutiniai iki krikščioniškai šaly mes išlaikėm tą moters svarbą. Ir šiai dienai, kadangi inkvizicija nespėjo pas mus prasisukti, taip sakant, savo krūvinų dalgių, tai pas mus išliko ne tik gražiausias moteris Europoje, bet ir protingiausias. Ir belieka tik tai laiko klausimas, kada tos gražiausios ir protingiausios moteris, galimai ne tik Europoje, paims visą valdžią, ką aš ir linkėčiau iš tikrųjų, nes Anglijai, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijai prasidėjo atgimimas nuo to, kai 16 amžiuje Anglijos vyrai patvirtino karalienę moterį, ne vyrą. Ir tada prasidėjo klestėjimas. Ir jeigu mes pažiūrėsim, ten, kur vadovauja moteris, prasideda klestėjimas, ten, kur vadovauja vyrai, prasideda karai. Pažiūrėkime į tą patį Iraką, į tą pačią Čečėniją. Vienoje vadovauja, sakykime, vyras, kitoje vadovauja, ten, kur moteris vadovauja, tokių dalykų kaip ir nebėra. Ir mano supratimu, Lietuvoje mes turim galimybę, tiksliau moteris turi tą galimybę ir tegul išnaudojam. Ir tai galimai tą patirtim galima pritraukti ne tik tai Lietuvos moteris, bet jos gali koncentruoti, susitelkti ir kaip labai įdomus dalykas, sakykime, paimkim smėlio dėžę, kur žaidžia vaikai, berniukai ir mergaitės. Tai ten, kur žaidžia berniukai pristato pilių, jas išgriauna, priberia savo žvyro į akis, visi verkia, kriokia, nepatenkinti. Ir pažiūrėkime, mergaitės toj pačioj smėlio dėžėje stato pyragaičius, namelius, lėlelės, supuoja ir tie visi verkiantis žvyro pribarstyti akimis vyrai, berniukai bėga pas tų mergaičių. Tai šiuo atveju Lietuva galimai gali tapti tas mergaičių kraštas, ne mergaičių, kurios, sakykime, savo malų, bet mergaičių motinų, moterų motinų, nes nieko nėra svarbiau kaip motina gyvenime, turbūt nei vieno žmogaus gyvenime svarbiausia, nes jinai yra gyvybės pradininkė, jinai yra ta, kuri išaugino. Ir šiuo atveju Lietuva pamažu turėtų krypti tą kryptim ir galimai kviesti iš kito pasaulio moteris motinas. Ir aš įsivaizduoju, kad mes galim tapti tuo kraštu, kuriame gimsta moterų motinų taryba, labai paprastų tikslų. Sakykime, šiai dienai mes turime konfliktą Irake, Afganistane, turime Libijai konfliktų, turime Kolumbijai toj pačioj, sakykime, Latino Amerikoje daug konfliktų, Europoje dabar yra pakankamai daug konfliktų pačioj finansinių, Amerikoje. Aš įsivaizduoju, kad jeigu Libijos motinos susėstų su Amerikos motinomis, jeigu Europos motinos susėstų su Afganistano motinomis, karų nebeliktų. Aivarai, Lietuvoje labai daug vyrų, kurie turi depresiją, žinoma, mes pirmaujame nusižudimų skaičium Lietuvoje. Ką padaryti, kuo tu manai vyrai galėtų būti pranašesni, kad kažkaip, jeigu moteris eisim į valdžią, jeigu moterų bus taryba ir jeigu mes daug kur konsultuosime, kaip tu manai, kokia turėtų būti vyro dalia, ką jisai turėtų padaryti, kad jisai būtų laimingas, kad mes berniukus auklėtumėm, taip, kad jie būtų nuostabus vyrai ir seneliai vėliau. Ką daryti? Aš dabar dėl moterų tai labai puikiai suprantu ir aš pritariu 100%. Kaip tu manai, kaip mes galėtumėm išlaisvinti berniuką vyrą? Ir tuo pačiu metu, kad jisai nekryptų į agresyvumą. Mano supratimu, reikia keisti vyro ir moters apibrėžimus.
tokie, kokie yra šiandien, jie nebetitinka tikrovės. Mes turim moterį deivę, kuri gimdo tikrovę ir pasaulį. Ne vyras, Dievas, tėvas gimdo pasaulį, bet moteris deivė gimdo pasaulį. O Dievas, tėvas, tai yra davėjas. Tai yra tas, kuris kaip dangus dengia žemę. Žemė augina vaisius, viską duoda, nustato, o vyras kaip debesis, kaip dangus dengia tą moterį savo rankomis, globoja. Tai yra, vyras yra išorinis apvalkalas, bet centras ląstelės yra moteris motina. Ir mes turim keisti vyro vietą šitoj visuomeniai, nes vyras nėra pasaulio centras, vyras nėra gimdantis, gimdanti yra moteris motina. Ir senoje tai mūsų pasaulėžiūrai visur būdavo Dievas tėvas ir deivė motina. Tai Dievas tėvas tai būdavo toks vaisingas vyras, išliko kaip rūpintojėlis lietuvio, deivė motina tai moteris su vaiku ant kelių. Ir mes turim visiškai kitą tada ir civilizacijos apibrėžimą ir konceptą. Šiai dienai pas mus šeima tai yra moteris, jūs, kurie auginat vaikus ir jūsų vaikai, tarnauja politikos tikslams, religijos tikslams, ekonomikos tikslams, abstrakcijams valstybių tikslams. Taip neturi būti. Tai turi būti baigta visiems laikams. Ypač kas klausosi šias laidas. Šios laidos turėtų pirmą žingsnį dėti, kad šitas apibrėžimas, kurį aš pasakiau, baigtų savo gyvavimą. Ir mes turim pereiti prie visiškai kito apibrėžimo koncepto civilizacijos. Tai yra, kad politika, religija, ekonomika, visi abstraktus tikslai tarnauja vienam konkrečiam tikslui – moteriai, motinai ir vaikui. Tai yra viršūniai valdymo piramidės turi būti moteris, motina su vaikais, o visa kita turi tik tai aptarnauti tai, kad gyvybingumas stiprėtų. Šiai dienai mes turim apverstą piramidę valdymo, kurios viršuje yra nesąmonės ir problemas darantis vyrai, o moteris gimdo ir aukoja savo vaikus tom nesąmonėms spręsti. Dažniausiai kariniuose konfliktuose užtenka antrą pasaulinį karą pažiūrėti, pirmą pasaulinį karą pažiūrėti, užtenka 90 metų įvykius ir Afganistane su to pačiu Talibanu ir su visais, sakykime, Irako problemos, Libijos problemų, Sirijos dabartinės. Ne. Tos problemos nesibaigs, kol nebus apverstas civilizacijos konceptas. Vyras yra tik tai aptarnaujantis personalas. Jeigu paimsime, netgi gamta save kopijuoja. Žemė yra kaip moters, sakykime, kas 28 dienas kiekviena moteris pagimdo po gyvybę. tą vadinamą kiaušinėlį, iš kurio gali prasidėti visas gyvenimas. Ir tas kiaušinėlis yra panašus į Žemės rutulį. Tai yra Žemės rutulį, Žemės planeta turi prasidėti ne suvienytų nacijų organizacijos, kuri toliau visus verčia tarnausti abstrakcijams, bet nuo moterų tarybos, kurios tikrai sutvarkys, kad viskas tarnaus šeimai ir vaikui. Ir tai vyrai suprasdami, jie turėtų pakeisti savo vietą pasaulyje. Mes esam tie, kurie aptarnauja ir padeda, kad gerai gyventų motina ir vaikas. O ne priešingai, ne motina ir vaikas tarnauja, kad vyrai vienas kitą žudytų ir kurdami konfliktus tų problemų kiekį didintų. Tai vat, mano supratimas tai liečia daugiau ne Lietuvą, o liečia bendrai visą pasaulinį, nes mes esame visą pasauliniai krizėje. Ir ta krizė baigsis arba trečių pasaulinių karų, galimai gal jis jau ir vyksta, bet aš įsivaizduoju Amerikos motinos, Rusijos motinos, Afganistano motinos, Libijos motinos gali pakeisti pasaulį, kuriame vyraus tikrai taika ir šeima bus svarbiau negu kad kažkokia tai abstrakcija. Todėl mes turime pamažu dugną šitą pasiekę, atsispirti ir eiti link to moteriškumo, sarmatiškumo, kurį mes praradom. Ir praradom ne tik tai mes, bet didžioji dalis pasaulio. Kaip Jūs manote, ką galima padaryti, kad Lietuva taptų tokia šalim, kur mažiausiai būtų tų žmonių, kurie yra depresijoje ir tie, kurie norėtų paimti gyvybę savo? Ką Jūs manytumėt galime padaryti Lietuvoje? Mano nuomonė, aišku, turbūt daugelio iš tikrųjų, tai viskas prasideda pirmoji eilėje, yra du variantai. Arba turėti ypatingą idėją kažkokią tai, arba turėti turto, pinigų. Tai jeigu
kol nesukursim mes iš tikrųjų stiprios ekonomikos, tam didelė dalis pesimizme gyvens, kadangi skurdas vis dėlto nedidina optimizmo. Iš tikrųjų skurdas jisai kaip tik ir trukdo žmogui ir vystytis dažniausiai, reiškia, bent tam tokiam neapsisprendusiam žmogui. Aišku, protingas žmogus, kuris ir be pinigų gali išsimokstantis, jis turi siekius, taip toliau, kuris jau genai pas jį galbūt tokie yra. Bet tie, kurie neipatingi genai, tai jos galbūt galima auklėjimu vis dėlto ir tų teigiamų rezultatų pasiekti. Tai mano nuomonė, ekonomika tai nėra vienadienis procesas, tai yra ilgas procesas, mes dabar vis tiek įsilieję Europos Sąjungą, keliasdešimt metų užtruks, 50, aš nežinau, kiekvienas sakydavo, kad 10 metų, ne 10 metų iš tikrųjų, 20, 30, galbūt ir 50 metų, kol maždaug galbūt suvienodėsim su Europą, bet kuriuo atveju vis tiek liksim šiek tiek Europos pakraštys tam tikras, nes yra centrai tam tikri, konglomeratai jau susiformavę ir turbūt nepavyks mums tokio sukurti. Manyčiau, kad kadangi kalbam, aš atsakingas už migraciją, reiškia, viceministras esu, bet už emigraciją dėja nesu atsakingas, kadangi jokių instrumentų nėra. Yra teisė kiekvienam, kas nori išvažiuoti, bet imigruoti, reiškia, įvažiuoti, čia yra jau kontroliuojama, štai mūsų daugiau tokia darbo specifika. Tai aišku, ką norėčiau, iš tikrųjų norėtų sustabdyti tą emigraciją. Norėtų sustabdyti emigraciją būdu, kad Lietuva turi būti pasiekti, kad taptų patrauklesnė ne tik lietuviam, ir kitiems žmonėms, kurie irgi mėgsta migruoti, kad galėtų iš Europos atvažiuoti, iš Amerikos atvažiuoti žmonės, kad jiems čia būtų įdomu ir gera gyventi. Tai aš manau, kad čia ateis tas laikas ir manau, aš jau sulauksiu. Pasakykite, jūs kaip buvęs sveikatos ministras ir daktaras pasišventęs, kas yra Lietuvoje ypatinga, kad iš neigiamos pusės mes jau daug ką girdime, bet kas yra iš teigiamos pusės, iš sveikatos, ar tai yra teisybė, sakysim, kad prieš kokių 50 metų ir 100 metų Lietuva tikrai pirmavo po Kaukazo ilgamžiškumu, pagal statistiką, ar tai iš tikrųjų tai buvo, kodėl tai buvo, ir ar dar yra kažkokių pavyzdžių, kad galim, kaip sakant, nustebinti save ir kitus. Na čia bendras sveikatos lygis, tai Lietuvoje buvo neblogas, jau visais amžiais, taip, kadangi buvo ir prieškario laikotarpį buvo garsių daktarų, kurie tikrai pasišventę dirbo. Oi, kiek visų žinom, kurių mokiniai buvo mano mokytojai, tų dėstytojai. Buvo tikrai žmonės visą gyvenimą atidavė viskam. Jie gelbėdavo tada po Pirmo pasaulinio karo iš Rusijos suvežė gražinti lietuvius į Lietuvą, kurie buvo ir iš Peterburgo, ir iš kitų Rusijos vietovių, kurie buvo virš 60 000, parvežė atgal į Lietuvą, suteikė pagalbą jam. Paskui Kaune vėl liko nuo Rusijos Raudono kryžiaus namas 2 aukštų, tai Šliūpas ten įrengė Raudono kryžiaus ligoninę ir 3 aukštą grinai už savo uždirbtų pinigų pastatė 3 aukštą ir ten įrengė, padarė ligoninę ir šiuo metu dar dirba. 90 metų jau dirba tą ligoninę. Tai jau tokie pat šventi gydytojai buvo. Dabar irgi, jeigu lyginti, tai šiuo metu Lietuvoje turim viską, ką turi visam pasauliu. Kadangi atidarytos sienos, galim gauti ir vaistų, galim gauti ir technikos visos, kurios reikalingos, taip kad turim ir naujausių magnetinio rezonanso tomografų, ir pozitroninį emisinį tomografų, kurie tik naujienos dar yra ir kitose valstybėse, ir yra ir pas mus. Taip kad diagnozuoti ligas turim visas galimybės, o gydyti irgi, na, žinom, biškį trūksta pinigų, jeigu daugiau turėtumėm, nes, pavyzdžiui, kartais vienas chemoterapijos kursas kainuoja 20 000, 180 000 litų, tai brangoka, bet vis tiek randa, kiek gali pinigų padėti žmonėm ir kol kas neblogai. Svarbu, kad neblogėtų dar. Aš visą laiką vadovausi principu, kad aš nežinau, ar bus geriau, jeigu bus kitaip, bet reikia, kad būtų kitaip, jeigu norim, kad būtų geriau. Todėl man jūsų šitas pasirodymas tai buvo tiesiog laimės akimirksnis. Aš buvau sužavėtas paskaitom, kurias klausiau ir supratau, kad tokių žmonių skleidžiamų idėjų sinergija gali daug ką pakeisti į gerą pusę. Todėl, kad 20 amžiui buvusi
buvęs totalitarizmas, dar anksčiau autokratija. Jį žmonės uždarė į tam tikras ribas ir jie negalėjo žinoti, kas pasaulyje toliau vyksta. O 21 amžiuje prasidėjusi globalizacija, informacinės technologijos atvėrė kelius, kad žmonės draugautų, kad tiesiog ta globalizacija įsiveržė į kiekvieną šeimą, į kiekvieną žmogų, į kiekvienam piliečiui jie atnešė daug naujų dalykų ir jisai turi permastyti savo gyvenimą ir tokiu būdu galima suakumuliavus sinergiją nuveikti didelius darbus. Tačiau reikia keisti nusistovėjusius tais imperatyviais laikais pedagogikas, reikia jas taikyti prie kiekvieno žmogaus prigimties, reikia ieškoti jame neskleistų talentų. Tai kai tik jūs ir pasiūlyti, todėl aš labai susižavėjau, nors 40 metų daugiau dirbu pedagoginį darbą, tačiau šitos idėjos mane tiesiog labai pradžiugino. Ačiū už pagyros ir palaikymo žodžius. Jūs esperanto kalbą platinat pasaulyje ir ypatingai Lietuvoje. Galėtumėt šiek tiek pasakyti, per kiek laiko esperanto kalbą galima išmokti? Tai yra... Ir kodėl esperanto kalba, kad daug žmonių nesuvokia, kas yra esperanto kalba? Manau, kiek galima išmokti, kaip jūs klausite, per kiek laiko. Jeigu kalba gyvąją, tą, kuri priklauso kokiai tai tautai, galima išmokti per 2000 valandų. Tai yra visų metų atsidėjus darbas, kruopštus, valingas, labai nelengvas. Tai šitą galima išmokti per 10 kartų trumpesnį laiką. Per 10 kartų trumpesnį laiką, tai yra per 200 valandų. Todėl, kad ji labai logiškai sukonstruota pagal leksikus pasikartojančius įvairiuose kalbose. Tai yra tarptautinių žodžių leksikos pagrindu, pagal nekintamas 16 taisyklių. Ir tai yra gyva kalba, todėl kad jį vartoja įvairių Europos šalių tautų kalbas. Ji nėra išgalvota, ji yra tiesiog sunorminta iš Europos kalbų. Man labai patiko jūsų paaiškinimas, kodėl esperanto kalba labai būtų naudinga pasauliui. Ypatingai tokių atvejų kaip medicinos atveju, jeigu yra problema, jeigu žmogus negali susikalbėti svetimoje šalyje. Pasakykite tokį kaip pavyzdį. Kodėl? Kam dar papildomai vieną kalbą mokintis, bet būtent kadangi jinai tokia yra paprasta ir galima išmokti per 2 mėnesius. Ir jeigu kiekvienas mes galėtumėm šiek tiek išmokti tos kalbos, tai ar tu papuolės reanimacijoje, arba kažkas tau nutiko svetimoje šalyje, arba kalbėsi su svetim šaliu, tu gali susikalbėti būtent esperanto kalba. Galite duoti pavyzdį? Taip, galiu pavyzdį duoti. Tai yra tokia kalba, kuri kaip greitoji pagalba suteikia žmogui pirmąją netidėliotiną pagalbą. Patinka kaip greitoji pirmoji pagalba. Komunikacinė pagalba. Pirmoji greitoji komunikacinė pagalba. Yra Lietuvoje buvę jau per šitos nepriklausomybės metus tokių įvykių, kai atvyko į Lietuvą čekų studentai ir Kėdainių rajone užklupus juos audrai pasislėpė pašiūrį, kuris sugriuvo nuo didžiulių vėjo, juos sužalojo ir kai atvyko medikai, atvyko gaisrininkai ir negalėjo susikalbėti, nes nepasitaikė žmogaus, kuris moka čekų kalbą, o jie nemokėjo kitą kalbą kalbėti irgi. Ir kitas atvejis toks buvo Rumšiškėse, kaip per Velykas, kai tik dabar artėja Velykos, 2 turkų jaunus moterys sugalvojo pasivažinėti su lietuviška karieta, arkliai pasibaidė ir jos buvo sužalotos. Jos mokėjo tik turkų kalbą ir negalėjo niekaip pasiaiškinti su gydytojais. Laikas bėga, brangus labai laikas ir niekas negali staigiai išsiaiškinti, kas gyda, kur jos ką nors jaučia. Tai tokiais atvejais šita kalba yra kaip mažam vaikui triratukas. Jis nesodinamas iš karto ant didelių dviračių.
Jis pirmiausia išmoksta 3 ratukų važiuoti, paskui vienas ratukas nukabinamas, tada su 2 ratuku važiuoja ir pagaliau persideda ant didžiulių dviračių. Taip ir čia. Tai yra pagalbinė žmonių komunikavimo priemonė, lengvai išmokstama, logiška, neutrali, niekam nepriklausoma ir priklausoma visiems. Taip autorius jos norėjo. Ir ji yra kaip įvadas, propedeutinis įvadas į kalbų mokymasi. Nes čia yra viskas logiška ir reguliaru. 16 taisyklių ir jokių išimčių nėra. Ar galite esperanto kalba pasakyti, koks gražus mūsų pasaulis? Kie bella estas nia malgranda mondo. Kokie nuostabus žemės gyventojai. Kie miracle estas la loĝantoj de la tero. Nuostabu, nuostabu, tikrai labai graži kalba. Jeigu jūsų valdžioje būtų, ką jūs norėtumėt, kaip jūs pertvarkytumėt edukaciją Lietuvoje? Aš skatinčiau inovatyvių metodų paiešką, neakcentuodamas, kad kiekvienas dėstytojas turi laikytis kažkokiu tai metodinių arba kokiu tai autoritetų dėstymų, o būtent jis pritaikytų savo paties patirtį gyvenimiškai ir ieškotų bendradarbiavimo procesų su studentais, abudu siekdami bendrų tikslų. Manyčiau, kad reiktų jau įstojus į kolegiją iš anksto jiem po pirmo kursų išduoti baigiamųjų darbų temas arba apytikriai tas temas, kad jie galėtų, žinodami, kas jų laukia, jau gana tikslingai norėti, ko jiems reikia išmokti, kad realizuotų šitą baigiamųjų darbų temą. Ir įvairių naujovių. Ką lietuviai turi, ko kiti neturi, nes jūs irgi esate pakeliavęs po pasaulį? Aš manau, kad lietuviai turi savo pirmiausiai gražią ir labai svarbę kalbą, kuri svarbi kalbotyrai, mokant, studijuojant įvairias kalbas. Įvairiuose pasaulio universitetuose mokomasi lietuvių kalbos. Norėčiau, kad jūsų pavyzdžių lietuvaičiai, kurie išvyksta į užsienio šalis, nemanau, kad tai yra blogai, nemanau, kad reikia kaltinti valdžią, kad išvyksta šitiek daug. Išvyko įvairiais istorijos etapais. Jie tie, kurie tikrai myli savo žemę, kuriems tėvai skiepėjo meilę, kuriems savo gimtoji kalba skamba gražiau už visas likusias kalbas žemėje. Jie norės sugrįžti ir pamatę tų šalių pasiekimus, jie stengsis, pas juos gims tiesiog noras toksai ir kad o kodėlgi mes negalim tai padaryti. Ir jie parvažiuos su gražiom idėjom ir tą Lietuvą mūsų puoselės, pakils Lietuvą, atsigaus. Nemanau, kad mes labai dažnai kaltinam vyriausybę, Seimą, prezidentūrą, kad kažkas tai čia kažką blogai daro, tuo tarpu patys nieko nesiūlom. Tai visi šitie žmonės išaugo iš mūsų tarpų. Reikia mums visiems tobulėti. Kada mes sukursim tokią bazę, iš kurios galėsim iškelti asmenybės aukštesnių lygmens, tai tada ir rezultatas bus toks, kokiu mes norėsim. Kritikuoti neužtenka. Jeigu kritikuoji, reikia ką nors siūlyti. Jei siūlai, reikia ką nors daryti. Jeigu darai, reikia atsakyti. Kai mes visi pajungsim savo, kad ir kukliausius sugebėjimus į tai, kad padaryti ką nors geriau, tada ir rezultatas jo neteks ilgai laukti. Todėl aš tikiu, kad jūs irgi sugrįšite dar į Lietuvą. Ir tikiu, kad pasieks ir daugelis lietuvių, kur išvažiavo į Vokietiją, į Airiją, į Jungtinės valstijas ir bet kur į kitą pasaulį, į kitas šalis. Jie kažkada sugrįš ir bus didžiuliai savo žemės patriotai. Lietuva.